Ką? Iškis partijai, laba diena. Čia yra įstatymo projektas, tas kreipimasis. Elektroniniu būdu mes siuntėm, tai čia dabar tų fiziškai parašų. Gerai, peržiūrėsim, perskaitysim. Manom, kad kitą savaitę dar nestartuojam, bet dar kitą Gerai. Startuosim. Tai vertinimus, ačiū. Dėkui. Iki. Perduoti šitą kvietimą. Elektroniniu jau turėjo būti siūsta arba šiuo minutėmis siunčiama, o čia yra tie įstatymų projektai. Ir antras yra dėl 100 000 barjerų sumažinimo konstitucinis įstatymas. Supratau, tai gerai, tada vadovo Nėrijus man perduoti, tada aš perduosiu. Mes taip manom, kiek spėjom suvarką, tai sudėti į tampus. Gal aš galiu kartu su jums fotografuoti? Jo. Ta proga, kad atėjo tiek įrodymas. Mes. Nu tai ten nuodinys. Mes kviečiam partijas prisijungti prie iniciatyvos rinkti po 50 000 parašų. Vyriausios rinkimų komisijos išduodamuose parašuose čia pridėti įstatymo projektai dėl Gerai, aš registruosiu, kad priėmiau ir šitą. Ir elektroniniu būdu turėtų. Gerai. Ačiū. Jau pradžia bus iniciatyva. Ačiū. Gerą savaitę. Tai raštai galim padaryti. Mes čia padarom šiandieną spaudos konferenciją. Jeigu norit filmuoti, tai vat. Prašau. Spaudos konferenciją ir pristatėm dvi piliečių iniciatyvas rinkim, kad Seimas, kaip čia teisingai jūsų pirmininkas pasisakė, tas nelegalų procesas turi būti kažkaip kontroliuojamas. Tai dvi iniciatyvos būtų VRK išduodami oficialūs lapai, priimti po 50 000 parašų, kad Seimas svarstytų du įstatymų projektus, panaikinti tą lapkričio 26 priimtą užsieniečių teisinės padėties įstatymų pakeitimus ir tuo pačiu prisimintų konstitucijos pakeitimus dėl 100 000 referendumų inicijuoti. Tai tiesiog norėjom perduoti ir prisijungti, nes matom principingą pirmininko. O tai gal ir pasirašytume tuomet? Mes elektroniniu siuntėm, bet ir projektus taip pat. Tai tikrai nuoširdžiai tikimės ir jūsų partijos įsijungimo. Ačiū.